Tuomet aš dar paklausiu, o šokolado Briuselį ar valgiai? Taip, net lauktuvių parvežėm, kai susitiksime, tai gausite lauktuvių. Mm. Aš jau norėčiau važiuoti praktiškai. Tai... Nu ką, pakuojamės, ane, jungiam ir važiuojam. Taip, nu. Įrašą paleidau, tai nesikeikit dabar, jau būkite kultūringi. Nu Oi, gerai, dar mes mandagumo minutę palaukiam. kaip vadovas šio vakaro pasakys. Jurgita Mėrinė, čia kuri dabar Jurgita yra. Kas po Jurgita slepiasi, bent jau nosį iškiškit, kad suprastumėm. Taip. Neringutė, tu puikiai mateisi irgi įsijung kamerą. Labai gerai buvo tave matyti. Tokia žavi dama, graži. Nesvarbu, kad po darbų. Pamalonu, mes turime ir Živilę. Živilę, įsijunkite kamerą, bus labai smagu susipažinti. Labą vakarą. Atėjus į svečius, labas vakaras. Oi, Laimutė Kavolienė. Klausykit, gal matau. Laimutė, įsijunkite kamerą, žinokit, susipažinsim. Mums labai smagu matyti pas mus svečius ir labai norėsim jūs pamatyti gyvai. O tai toks jausmas, kad visos lieka už durų, kai langai uždaryti. O žinokit, duris plačiai atidarytos. Labas vakaras, va kaip smagu. Štai ir Oi, aš. kaip smagu matyti, damos. Ir Labai smagu. Jurgita Labas prisijungė. pagaliau. Živilė, drąsiai dabar ir jūs man- įsijunkite kamerą. Žinokit, aš per stacionarų kompiuterį neturiu šitą. Ai, kameros nėra, ne? Taip. O, kaip gaila. Nu, vadinasi, kai reikės, kaip sako, bet vis tiek susipažinti mes norėsim. Tai žodį, tarsi, mikrofoną jungti galit, labai smagu. Galiu. Va, labai džiaugiuosi. Daiva dar pas mus jungiasi, merginos Laima, labas vakaras irgi. Junkitės kameras, kad neatrodytų, kad esat už durų uždarytų. Šešėlį. Nu, eigos bėgė, vakaro bėgė, jeigu jau labai 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 norėsis išjungti kamerą, tai, kaip sako, atleisim šitą akimirką, bet labai norisi pamatyti gyvai ir sužinoti. Iš tikrųjų, matau, kad jūs mūsų jau taip gražiai langai pasiskirstė, lygiai 15 žmonių, kaip aš matau, ar ne? Tai vis dėlto aš manau, kad mes pradedam, ar ne? Kas jungsis dar spės prisijungti, tai labas vakaras visiems, esu Asta Sadauskienė. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad jūs prisijungėte. Kas atsitiko? Ai, skaidrės. Kas čia įvyko? Taip, labai džiaugiuosi, kad šiandien prisijungėte į mūsų komandos pripažinimo vakarą. Aš atsiprašau, žiūrėk, Renatėlė, Sonata įeiti negali. Gali būti taip ar ne? Nu, jinai turi paskodą įsivesti ir įeis. 14, 70, 20. Žibutė garsą išjungti. Žibutė garsą. Kas nekalbat, įsijunkit mikrofonus, tai tada bus labai kokybiškas bendravimas. Taigi, pripažinimo vakaras mūsų šaunios nepakartojamos komandos, kurią matote tik tai dalį jos ant scenos, tai iš vieno paskutinių mūsų renginių. Ir labai smagu, kad mes renkamės kiekvieną mėnesį tam, kad galėtume pasidžiaugti mūsų komandos narių rezultatais. Bet pirmiausia, būtų labai smagu sužinoti, kokius turime šiandien svečius. Ir taip, bandysiu, tada svečiai tai yra žmonės, kurie galbūt dar net nėra koralė, o gal jau ir yra prisiregistravę, bet jie šiandien jungiasi pirmą kartą. Junkitės kameras, junkitės garsiakalbius, bus labai smagu sužinoti, iš kur jūs esate, iš kokio miesto, kas jūs pakvietė, galbūt net ir galit pasakyti, ko tikitės iš šiandien vakaro. Ar yra pas mus drąsiausių svečių, ar visos bėga, kažkaip langelio pamažėjo. Jeigu niekas nedrįsta, tai tada aš iš eilės, kaip pradedančioji, kalbinsiu Laimutę, man pagal eilę pati pirmoji. Įsijunk garsiakalbį, prisistatyk mūsų auditorijai. Labas vakaras. Kaip aš nemėgstu kalbėti, tai tu mane pirmiausia ir pakvietei kalbėti. Ačiū tau. Kaip aš, esu Laimutė Kavolienė iš Kauno, ką daugiau pasakyti galiu. Kas tave pakvietė ir kodėl čia prisijungiai, kas tau smalsu?
Man šiaip smalsu, pradėjau tą antiparazitinę programą, tai smalsu, ką jūs čia veikit, ką čia kalbat, tai todėl ir prisijungiau. Kaip smagu iš tikrųjų. Nu, žaviuosi, kai moteris yra smalsi. Tai taip daug. Ačiū. Toliau. Turim viešnes, turim Jolitą. Jolita, ar jūs su mumis? Taip, Jolita, turbūt nežinau, nesijungia. Gerai, tada Živilė. Živilė, žinau, jūs ekrano negalite įsijungti, bet garsiakalbį tikrai galite. Taip, aš tai, žinokit, pati susiradau kažkaip Renatą senai, kažkaip aš ją sekiau, nu taip man Facebook'e išmetė vis pastoviai tokią informaciją. Nu ir žinot, truputėlį turiu ir svorio, ir šitas, kaip pasakyti, bet kaip supratau, stebuklingų piliulių niekur nėra. Reikia ir savo darbo. Nu, tiesiog norisi keistis ir tiek. Džiugu. O kažkaip Smagu. reikalingas žmogus, kuris palaikytų gal, nes aplinkui, ką čia sako, prisigalvoji, vat ir taip va kažkaip. Nu, tiesiog reikėjo kažkokio žmogaus, kad, nu, kartu eitumėm ir tiek. Va tada tokia paskata yra kažkas, tai va truputėlį pakontroliuoja, žinot. Tada smagiau Taip. keliauti. Pritariu, Živilė. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien esate su mumis ir dar siekite, bus tų renginių tikrai ne vienas, o gal net ir galėsim, jūs iš kokio miesto beje? Aš iš Vilniaus. Vilniaus. Nesvarbu, į Kauną mes ten turim tokį renginuką, kava su cinamonu. Galėsit atvažiuoti, gyvai pabendrausim, bus labai smagu, gyvai. Tai ačiū Jums. Daiva. Labas vakaras, Daiva. Gal Jūs galite irgi įsijungti kamerą ir mikrofoną? Daiva nesijungia. Laima, matau Jūs mikrofoną įsijungusi, o gal net ir kamerą galite įsijungti. Labas vakaras. Labas vakaras. Kažko kamera neina man įjungti. Nežinau kodėl. Ar Jūs mane girdit? Taip, puikiai girdim, tai pasakokit, Laima, kas Jūs pakvietė ir kodėl šiandien, galbūt ko tikitės iš šiandienos prisijungimo, kokiu turit lūkesčių, jeigu turit. Na, mane pakvietė Jurgita Mejerienė, tai mes labai bendraujam, jinai žino mano įvairias problemas, dabar kažko tai biškutį su galva vargstu, bet tai čia vieną programą praėjau, dabar tik vakar pradėjau antiparazitinę, tai sakau, gal tie parazitai sukilo ir ta galva pradėjo skaudėti. Nu tai va. Ir kažko tai spaudimas. Tai aš kažkaip norėčiau, va būtent labai jautrus žmogus esu, ką būtų galima su tuo padaryti. Ir va, kai stresinės situacijos kyla spaudimas, pulsas didėja, tai va kažką tokio gal norėčiau sužinoti. Supratau, Laima, Jūs esate iš tikrųjų puikios mentorės rankose, tai tik tai kreipkitės ir Jurgita Jums tikrai suduos labai daug praktiškų patarimų, svarbiausia, tik tai jais visais vadovaukitės, nu ir Jums kantrybės, nežinot, kaip sako, jeigu pragyvenime... Žinau, kad jinai puikiai yra ir dar šiandien sako, ar tu po liežuviu asimiliatorių, sako, bėriai, ne, sakau, gėriau tik tai. Nubėgau, prasikirpau, susibėriau po liežuviu, nu, žinokit, nu, kaip ir praėjo galvą skaudėti. Nu va, jau atrandat, kaip sako, jau turėsit įrankius, kuriuos jau ateity ir net be Jurgito žinosite, kaip panaudoti. Tai tas yra labai svarbiausia. Tai džiaugiuosi, Laima, kad šiandien vakare esat kartu ir su mumis. Na ką, ir tada pradedame šiandien mūsų pripažinimo vakarą. Įsijungiam turbūt jau skaidrės, kad matytume mūsų visą vakaro eigą. Ir pradžia, mielosios, kas tiesiog esate prisijungusius prie Koralo kompanijos, kiekvienas vartotojas iš tikrųjų turi fantastinę privilegiją, bonusą, kuriais gali visada pasinaudoti. Ir kaip aš sakau, jeigu jau mylim save su produktais, nu jau griekas nepasinaudoti tai, ką duoda pati kompanija. Tik tai belieka imti. Mes turime iš tikrųjų labai puikų renginį, kur beje, neišeinant iš namų, gali kiekvienas vartotojas juo pilnai pasinaudoti. Klubas 100. Ką tai reiškia?
Kai darote užsakymus, turbūt pastebėjote, kad kompanija dalina deimantus. Ir kiekvienas produktas turi labai gražų įvertinimą deimantukais. Darant užsakymą per mėnesį, jeigu jūs turite savo krepšelėje 100 deimantų arba esate didelės širdies ir jau spėjote pasidalinti su savo artimiausiais žmonėmis, kurie taip pat pradėjo pirkti produktų savo, tai tuomet jūsų krepšelėje savo turite 50 deimantų arba balų ir jūsų pakviestas žmogus lygiai taip pat, bet bendroje sumoje turite 100 taškų. Jūs turite galimybę vidury mėnesio, datos bus paskelbtos ir jūsų mentorė jūs tikrai informuos, kaip galimybę sudalyvauti klubą 100. Ko ten galima tikėtis? Tai online renginys, kur neišeinant patogiai iš namų, jūs prisijungėte ir galite dalyvauti, bet visą laiką, žinot, verta išgirsti kitų žmonių istorijas tam, kad sveikatos istorijas, savijautos pagerėjimo rezultatų istorijas, tam, kad būtų motyvacija patiem aktyviau dalyvauti, neprarasti vilties ir tikimybės, kad jums taip pat gali būti ženkliai geriau, nesvarbu, kuriam statusui ar pozicijoje esat. Taip pat, žinot, visai verta galbūt išgirsti ir tai, kad žmonės ateina į koralą ne tik tai gerinti savo sveikatą ir savijautą, bet ir turėti papildomų pajamų. Taip pat girdime mes būtent klubą 100 ir sėkmės istorijas, beje, iš tokių žmonių, kur už jų paskaitas kai kas moka didelius pinigus. O čia klubas 100. Kiekvienas gali pasimti savo kaip papildomą bonusą, gauti dar daugiau ir pozityvo. Uždarbis, ar ne? Jeigu mes pradam dalintis, kiekvienas žmogus, kuris turi didelę širdį, vartotojas, kuris turi didelę širdį ir kuriam negaila dalintis, jis už tai gauna, kad ir kaip banalu būtų, bet gauna pinigus. Kaip bebūtų, kaip sako, į parduotuvę su tuščia piniginė mes niekada turbūt nenueisim, ar ne? Ir turbūt žmogus, kuris uždirba ženkliai daugiau, jis gali padėti aplinkui daug daugiau. Taigi, kokia grąža jums? 5 procentai nuo rekomenduoto žmogaus, kuris užsisakė krepšelį, jūs gaunate 5 procentus grąžos. Tie procentai gali būti didesni, net išaugti iki 10 procentų, tai yra kai jau surenkate savo krepšelį laikotarpyje, neapibrėžtam laikotarpyje, metų bėgyje 500 taškų. Tai vad grąža gali išaugti vien tik todėl, kad jūs dalinatės. Labai paprasta juk tai daryti, ar ne? Kas sutinkat su manim, palinksėkit. Gerai, ir ką, pas mus kompanijoje iš tikrųjų renginiai renginiams, bet pats smagumas prasideda tada, kada pas mus atsiranda lengvi, bet labai svarbus pasiekimai, nors ir nėra jie iš tikrųjų tokie lengvi, kaip čia pasižiūrėsi, ar ne, bet yra statusai. Statusai, kurie pas mus prasideda nuo pirmo statuso, direktoriaus statuso. Ir čia aš kviečiu savo partnerę, savo kolegę Žibutę pasidalinti ir papasakoti plačiau, o kas tai yra pirmas statusas direktorius. Na ką, šitas statusas, nuo ko prasideda karjera, tai yra pirmas žingsnis. Kaip ir Asta paminėjo, kad kai mes pradedame dalintis, matome tame prasme, kai dalintis ir pradedame tada, kai jau aplinkiniai mato mūsų savijautos rezultatus, kad akis pradeda žibėti. Ir direktoriaus statusas, kaip per mėnesį, yra, mes padarome 500 taškų su savo klientais. Mūsų asmeninė apyvarta yra 50 balų, žinoma, gali būti ir daugiau, o grupės apyvarta 500. Na, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad 500 taškų surinkti yra labai lengva. Tai yra tai, kas yra įveikiama visiems ir man tas labai patinka. Pasidalinus su 5-10 žmonių, kurie galėtų pradėti programą ir sveikatinimo srityje. Žinoma, kai yra 500 taškų, daugmaž uždarbis yra 120 eurų, kuriais jūs galite pasinaudoti, pirkdamos produktus, užsisakydamos produktus, o juos galima ir išgryninti. Toliau, sekantis bonusas, kai mes surenkam 750 taškų per mėnesį, jau čia mes tuomet gauname iš kompanijos premiją 50 eurų. Ir mūsų uždarbis tuomet būna 250 eurų.
juos mes lygiai taip pat sėkmingai galime panaudoti produktams. Vat ką aš dariau, tai pirkau sekančias sistemas, sekančius produktus, nes ėjau pažingsninę programą ir sveikatos pažingsninę programą aš per metus praėjau net 3. Pirkau šitos pinigus ir kolageną, ir savo šeimai produktus. Tai yra smagu, kai tu gali, kaip aš sakau, neišleisti savo sveikatai pinigų ir gauti nuostabų rezultatą. 750 taškų irgi nesudėtinga, nes jeigu, pavyzdžiui, jūs einate pažingsniui ir pirmą mėnesį jūs turite nuo 5 iki 10 žmonių, kurie eina sveikatinimo programą, tai sekantį mėnesį jie lygiai taip pat pratęsia sveikatinimo programą. Ir pirkdami, jums reikia įdėti mažiau darbo ir mažiau pastangų, kad sekantį mėnesį jūs turėtumėte atgalinį ryšį pinigais. Toliau, ką tai duoda šitas statusas? Tik nuo šito laiptelio prasideda mūsų karjera. Tik nuo šito. Ar kokiam jūs statuse bebūtumėt, direktoriaus statusą reikia padaryti per mėnesį. Antra, jūs gaunate mokymus. Mokymai pas mus atskirai yra ir direktoriams. Ir dar mokymai dar ir skirstomi. Galima patekti į aukštesnius mokymus, kur būna 750 taškų klubas. Ką tai duoda? Tai yra visai kito lygio mokymai. Todėl, kad ten yra dalinamasi patirtim, ten jau yra žmonės, kurie sako, kurie jau dalinasi, iš kur gavo klientų, kaip jie bendrauja, kas jie pagal profesiją, kurioje šaly gyvena. Todėl, kad mūsų geografija korale yra labai labai plati, 128 šalis ir prisijungia labai įvairių žmonių, tiek pagal savo išsilavinimą, tiek pagal šalis, tiek pagal miestus. Ir labai yra smagu išgirsti žmonės iš kitų šalių, kur atrodo, ar ten gali kaime, kur yra 14 trobų, žmogus pradėti direktorinę programą. Vat tas galimybės, tai, kaip aš sakau, tie mokymai, tai yra toks, man netgi toks stereotipo laužimas, kuris yra mums įdėtas galvoje. Todėl, kad žmonės daro viską nuo nulio, neturėdami patirties, bet su mentorių pagalba. Ir ten yra labai labai stipriai juntama mentorystė ir mokymai. Tai va, sekantis skaidrė. Taip. Tai verslo karjera pas mus yra direktorius, vat kaip ir minėjau, direktorius išmokti pačiam sukurti verslą nuo 750 eurų iki 1000 eurų apyvartą su 10-25 pastoviais klientais. Man asmeniškai, kai pradėjau karjerą korale, tas skaičius 10-25 žmonės buvo labai labai nedidelis. Kadangi aš turiu patirties ir kitoje tinklinėje rinkodaroje, kur man reikėjo ženkliai didesnio skaičiaus, kad apskritai padaryti tokias apimtis ir gauti finansinę grąžą nuo 750 iki 1000 eurų. Antras punktas yra lyderis. Pakartoti tai padaryti su 4 žmonėmis. Kai jūs jau turite patirties, susikurti savo klientų sąrašą, susikurti savo klientų bazę nuo 10 iki 25 žmonių, pas jūs, žinoma, atsiras žmonių, kuriems irgi bus aktualus verslas, kurie galbūt irgi norės turėti savo produktą, pavyzdžiui, nemokamai. Nes aš, pavyzdžiui, naudodamas nemokamų produktų, aprūpinu save, savo šeimą ir mamą. Galbūt ir pas jūs atsiras tokių žmonių, kurie mėgs dalintis ir jų aplinka lygiai taip pat matys jų puikius pokyčius. Tai pasidalinti su 4 žmonėmis. Toliau, trečias top lyderis, pakartotis tai su 10 direktorių ir aišku užauginti tos žmonės į direktoriaus statusą, kad jie gautų finansinę grąžą ir pakartoti tai su 10 direktorių įploti. Todėl, kad kompanijoje yra labai gera finansinė grąža, kai mes auginame direktorius. Kompanija moka pinigus į plėtrą. Taip, sekantis skaičius. Taip, Žibutė, čia nesimato teksto. Įploti ir į gylį. Įploti ir į gylį. Kando jo, atsiprašau. Nieko, įploti ir į gylį. Žinot, kaip čia dabar pasakyti,
į plotį ir į gylį, jeigu kas nors nesupranta, yra struktūrų kompanijų, kur mokami yra pinigai tik tai už tą pakviestą žmogų. Pas mus kompanijų yra mokami pinigai už visus pakviestus žmonės. Todėl pakvietus į savo komandą 4 lyderius, kurie taps direktoriais, jūs gausite procentą iš visų jūsų struktūroje pakviestų žmonių. Tai jūs gausite, reiškia, ir už tos 4, ir už visus žmonės, kuriuos pakvies jūsų užauginti direktoriai. Gerai. Toliau. Žibutė, o dabar turbūt visi jau trina rankas ir nekantrauja apie naujus direktorius. Ir kuo greičiau. Taip, gerai, tvarkoj. Dabar taip, noriu pristatyti naują direktorę Jolantą Urbonienę. Tai yra, pirma, tai buvo mano kažkada tai klientė. Paprasčiausiai aš su ją pamačiau, kad jos yra išsukti sąnariai ir pasiūliau pabandyti koralą. Mes pradėjom tik tai nuo koralinio vandens. Tik tai nuo koralinio vandens. Ir jinai gavo rezultatą. Kai jinai gavo rezultatą, pradėjau naudoti programas, pasijungė jos šeimos nariai ir taip jinai per 1 mėnesį tapo direktorė, surinko 500 taškų ir turės fainą grąžą 120 eurų. Toliau. O čia norėčiau paprašyti, kad Sonata pristatytų. Tai sveiki, čia yra mano gera draugė, kuri prisijungė į šią kompaniją, būdama irgi mano klientė, mano klasiokė, kuri norėjo pataisyti sveikatą, nes matė, kad aš išsišiepus iki ausų ir sakė, ką tu darai. Tai sakiau, pabandyk ir tu. Tai va, tai čia 2 vaikų mama šiandien negalėjo prisijungti, gaila, nes negalavo, yra vokiečių kalbos mokytoja, taro psichologė, tai va, pradėjo dalintis savo savijautą ir su savo klientėmis ir savo draugėmis. Tai net šeimos nariai, net nei vienas neužregistruotas, o ir jinai tapo jau direktorė. Super, sveikinimai, didžiausi plojimai abiem direktoriam, ar ne? Junkitės, kaip sakant, mikrofonus ir pasidžiaukim už direktorius. Ir paplojam dar kartą Vitai už naują statusą. Jaunuolė. O dabar žodis Renatai, kad papasakotų, o kokie iš tikrųjų toliau yra laipteliai, kuriais mes galime žygiuoti. Taip, su dideliu džiaugsmu papasakosiu apie sidabrų kvepiantį direktorių. Kodėl jisai kvepia sidabru? Dėl to, kad tai jau yra žmogus, kuris pats išmoko padėti 5-10 žmonių. Kaip išmoko? Padeda visada mentorius tai padaryti, ar ne? Nes mes būtent padedam tiem naujiem žmonėm visus šitus darbelius nuveikti. Tačiau tai yra žmogus, kuris pats padarė ir tai yra žmogus, kuris neužspaudė informacijos ties savimi ir sako, klausyk, taigi ir tu gali turėti dar ten tą nemokamą produktą arba pradėti verslą, kuris yra su rakteliu, tarptautinis verslas ir tiesiog iš namų, turint norą, telefoną ir, kaip sakant, ir atvirą širdį dalintis. Tai jau tai yra tas žmogus, kuris, žinoma, pats valgo produktą, žinoma, jisai turi tą savo organizacijoje tą žmogų, kuris taip pat valgo produktus ir jie kartu turi 1000 balų, arba kiekvienas po 500. Kaip minimum po 500. Mes visada sveikinam ir skatinam žmonės galvoti, kad ir norėti, kad jų pirmasis mėnesio uždarbis būtų nemažiau negu 300 eurų, tai reiškia, kad kiekvienas individualiai turėtų 1000 balų, o sumoje 2000. Ir pasižiūrėkim, kas šį mėnesį dirbo taip su tais sidabriniais šaukšteliais, kad gautųsi sidabrinis direktorius. Sonata Pesienė, Žibutė, gal tu nori pristatyti savo atidarytą sidabrinį direktorių ir ką nors gerą žodį tarti? Taip, aš noriu pristatyti Sonatą Pesienę. Tai yra mano kolegė iš buvusios tinklinės rinkodaros. Mes esame kolegės kaip kosmetologės, dirbančios toje pačioje srityje. Mes aptarnaujame žmonės ir Sonata turi labai atvirą širdį, labai gerą matymą žmonės ir labai mielai dalinasi su visais. Apskritai, jinai pati gavo nuostabius rezultatus, gerai jaučiasi ir pasiruošusi labai plačiai dalintis. Sonata, tau žodis. Taip išgyriai, kad toj apsiverksiu.
Tai ačiū už pristatymą, o mano žodis, tai pradėjau dalintis, lygiai taip pat atėjau į kompaniją, tiksliau aš šią kompaniją pažįstu 18 metų ir naudoju šios produktus ir tikrai žinau, kad jie labai gerai veikia, bet niekada nesidalinau ir nedariau karjeros, o dabar nusprendžiau, kodėlgi neuždirbti pinigų šalia dar kosmetologinio, kad aš norėčiau švęsti, pavyzdžiui, naujus metus kokioj šaly arba gyventi mėnesį net ne Lietuvoje, o pinigai gali būti uždirbami. Tai va, po žingsnelį einame tolyn, dalinamės ir, kaip sako, gaminame direktorius. Donata, aš turiu tau klausimą. Taip. Iš kur pas tave atsiranda klientai? Tai yra aktualus klausimas kiekvienam, nes kiekvienam, kuris pradeda, kyla klausimas, iš kur gauti žmonių ir ką su jais daryti. Tai pirmiausiai pradėjau dalintis su klientėmis, kadangi dirbu kaip kosmetologė, tai susitinku su jų odomis ir jų jautrumais visais ir pradedu apie tai kalbėti, nes odos priežiūra ne tik yra tai, ką mes tepame kremą, bet kaip mes jaučiamės iš vidaus, ką mes valgome, kaip save prižiūrim, kiek gerime vandens ir taip toliau. Ir kada aš pradėjau dalintis, dauguma susidomėjo. Ir mano klientas yra ir būtent iš kosmetologinio. O dar dirbu TikTok'e ir jau prasidėjo po truputį registracijos TikTok'e. Tai va, visai džiugu. Super. Kiek laiko tu dabar jau su Koralu, Sonata, kiek laiko su Koralu ir primink tavo pirmą, Vita, tavo direktorė, jinai, kaip tu ją pakvietei? Jinai dar šitą truputėlį primink. Mes susitikom lygiai taip pat pas mane kosmetologiniam kabinete ir pradėjom dalintis, nes kiekvieną dieną nėra tai, kad bendrautume, bet pradėjom šnekėti ir sakė, noriu. Tai va, tai dauguma taip ir užsikabina, o aš esu nuo lapkričio mėnesio užsiregistravau kompaniją iš naujo, nes buvau labai senai ir pradėjau po žingsniui, tai gruodžio mėnesį buvo atidarytas direktorius, o dabar jau atidarytas sidabrinis direktorius. Super, tai mes tau, kaip sakant, linkime, kad tau niekada, Koralė, nieko nereikėtų uždarinėti, o tik atidarinėti. Tik atidarinėti, tai ačiū labai. Liuks, tau sėkmės, tikrai Sonata, tavo tas darbštumas ir toksai, atsidavimas kiekvienai užduočiai tikrai duos rezultatus. Keliaukim toliau ir toliau aš su malonumu pristatau savo, sakant, pirmąją liniją, tai yra savo gerą seną kolegę, draugę Žanetą, kuri taip pat eina kartu su manim gyvenimo kelyje ir tuo pačiu ji yra tas žmogus, kuriai labai rūpi apskritai sveikatinimo tema. Tai yra moteris, kuri tikrai padarė gyvenime didžiulį šuolį nuo visai tos karjeros, kuri nesusijusi su sveikata, į tai, kad jinai dabar pati mokosi dietistė ir tikrai keliauja tuo keliu, kad, žodžiu, šviesti, padėti žmonėms ne tik tai sveikatoje, bet ir daugiau. Ir Žaneta, aš labai džiaugiuosi, noriu tai pasveikinti su sidabriniu direktoriumi, bet istoriją savo tu papasakok pati. Ačiū. Klausimai yra paprasti, Žaneta, sukonkretinsiu gerai. Tai yra, kiek tau metų, iš kur tu esi, kokia tavo profesija, kaip apie Koralą sužinojai, dėl ko čia esi, kas tavo pirmasis direktorius ir kokie tavo planai. Bet tai, kad tu viską papasakai. Nepasakau nieko apie tavo direktorius. Okay. Tai, aš esu Žaneta, man 45 metai. Į Koralą atėjau dėl to, kad vienas dalykas, tai kaip ir Renata sakė, ar ne, aš jau 7 metai esu sveikatingumo tema ir man tikrai labai rūpi šitą temą. Ir aš dalinuosi su visais šitą temą. Ir tiesiog atėjau čionais, tai kaip ir visada, paskui savo draugę. Bet tai yra paskui tave. Bet iš tikrųjų, žinai, ne tik tais einam pagal kažką, bet dėl kažko tai einam. Tai sveikatingumo srityje, tai ką aš mačiau Koralę, visos detoksikacijos programos, antiparazitinės programos, tai yra ir buvo tas kabliukas, kur aš nemačiau niekur kitur. Mes daug kur galim matyti, ar ne, tą ląstelinę mitybą, kažkokius tai, ar ne, aspektus vienokius kitokius, bet šitos dalies, tos pradžios, kad suvokimo, į kokį kūną mes dedam visus gerus dalykus, aš mačiau tik tai čia. Tai iš tikrųjų dėl to ir prisijungiau, nes matau labai didžiulę naudą apskritai, visiems, mums, kitiem,
Tada, Pinigų nori uždirbti, Žaneta. Nori pinigų uždirbti čia. taip, nu tai pinigų, tai aišku. Bet žinai, nu, mes moteris pagrindė, ar ne? Tai nu, mano filosofijoje, kad moteris pinigus uždirba tik tai tuo met, kai jinai tą daro iš aistros, ar ne? Kai, nu, ne dėl pinigų pinigus dirbam. Ne? Tai, nu, čia mano požiūriai, bet čia per toli. Taip. Esmė yra ta, Žaneta, kad man savo vertybėse man yra lengva dalintis. Ne tik apie pinigus, ar ne? Tiesiog yra lengva dalintis. Tai taip ir draugė mano Gerda, ar ne, prisijungė ir tapo direktorė iš lengvumo, nes mes tiesiog susitikom kavos puodeliui ir pasikalbėjom, o kodėl mes darom vienus ar kitus sprendimus ir kaip visa tai vyksta. Tai tikrai labai didžiulis dėkui ir tau, Renata, kaip mentoriai, kuri be galo man padedi visame kame, ar ne, ir tie tos pačius ir žmonių susitikimai, ar ne, ir to pačio mano direktoriaus, aš mielai sakyčiau, kad jinai daugiau tavo direktorė negu mano, nes aš realiai tik tais pakviečiau ir pasidalinau su žmogumi ir tai visas mano darbas, kokį aš padariau. Išsižiojau, pasakiau, kas yra mano galvoje ir viskas. Ir tiek čia to darbo ir tai yra. Ir nesvarbu, kas mes esam ten, būsimi dietistai, kosmetologai, kirpėjai, siuvėjai, mamos, tetos, ar kas mes bebūtume, dalintis yra paprasta ir lengva, nes mes kalbam apie tiesiog bazinius dalykus, nuo ko priklauso mūsų savijauta. super. Tai, va taip. Žaneta, kokia yra tavo vienu sakiniu ateities planas? Mano ateities planas, turint omeny, kokia esu šiuo metu užimta, tai yra stabiliai po žingsnį su lengvumu ir linksmumu, žodžiu, mėgautis gyvenimu stabiliai. Ir augti stabiliai. Ačiū tau labai. Keliaujam prie trečiojo mūsų sidabrinio direktoriaus. Labai noriu paklausti, ar jos mentorė Renata kartu su mumis? Ar nepavyko Renatai prisijungti? Jeigu Renatos nėra, tada kviesiu pristatyti Jurgitą. Jurgita, pristatyk Jolantą ir tada parašysim Jolantas, kad jinai papasakotų istoriją. Čia kuriai Jurgitai? Ne, Jurgitai Mejeriniai. Va, kad neatsiliepia irgi. Trumpai, Jurgitėlė, tik tais kelis sakinius ir tada Jolanta viską pati papasakos. Gerai, noriu pristatyti žavingą, nuostabią moterį, Jolantą Bumblienę, kuri yra iš tikrųjų užsispyrusi, atkakli, darbšti ir norinti iš gyvenimo daug, todėl nuoširdžiai dalinasi. Dalinasi ne tik su savo šeimos nariais, bet ir daugiau, daro ypatingai stiprius renginius, dalinasi su visais aplinkiniais. Super. Jolanta. Taip, Jolanta, prisijung, prašau, pasidalink, kas yra tavo direktoriai, kokiais būdais tu dirbi, žodžiu, dėl ko esi koralė ir kokie yra tavo planai. Labas vakaras visiems. Esu Jolanta, man 47 metai, 3 vaikučių mama ir 2 mielų anūkėlių močiutė jau. Ir kaip aš įėjau į koralą? Tai pamačiau Renatos Šverebienės, mano mentorės, rezultatą, kaip jinai pradėjo sukudėti, energijos pilna. Tai ir taip pat pagalvojau, kad nepagalvojau, o ieškojau jau savo sveikatos truputėlį pagerinimo. Tai parašiau jai ir jinai papasakojo man apie koralą, kad čia galima pagerinti sveikatą. Nu, tai prisijungiau. 1 mėnesį, kai prisijungiau, patapau direktorė. Tai paskui galvoju 500, kitą mėnesį tas 125 galima padvigubinti, tai paskui 750, tai jau 250. Paskui atidariau jau sidabrinį direktorių, nu taip per 3 mėnesius mano rezultatai pagerėjo, miegas ir virškinimas susitvarkė ir -9 kilogramai ir energijos pilna.
Tai ir Kas tavo direktoriai ir nusprendžiau. kur tu juos radai? Kas tavo direktoriai ir kur tu juos radai? Mano direktorė yra Renata Šverevienė. Ne. Kas tavo direktoriai komandoje, tavo komandoje? Oi, dukra mano. Dukra. Visų pirma, jo padariau direktorę dukrą. Nu, jinai dar taip tik tais vartotoja yra, tai visą darbą atlieka mama pakol kas. Kaip tu Bet dirbi? Kokiais principais, Jolanta, tu dirbi? Gyvi susitikimai, renginiai, Facebookas, kaip tu dirbi? gyvi susitikimai iš klientų sąrašo, nu, iš ankstesnės veiklos, tai daug turėjau klienčių ir taip ir randu savo kompanijoje dabar bendraminčių, kurios nori taip pat pagerinti sveikatą. Kokie tavo planai? Nu, mano planai po truputį, po žingsnelį link auksinio direktoriaus. Šį mėnesį gal pavyks. Kaip ir sekantis žingsnis, čia net taip jau ir toli, ar ne? Nu taip. To tau ir linkim, super. Va. Aš noriu pakviesti visus pasidžiaugti mūsų sidabriniais direktoriais, kaip sakant, paploti. Va, ir keliausim tada tolyn ir perduodu žodį. Kolis. Taip, ir perduodu žodį Jurgitai. Jurgita mums pristatys auksinius direktorius. Dar kartą sveiki visi. Noriu pristatyti auksų vertės statusą, tai auksiniai direktoriai. Auksiniai direktoriai tai yra didžiulė pagarba iš kompanijos, tai yra ypatingas lyderis statusas, kuris yra su tam tikrais dar priedais, ne tik kaip sidabriniai. Tai būtent, kad pasiekti šitą statusą reikia asmeninių balų 70 ir su komanda 2000 balų. Reikia dvi užaugintas organizacijas, 2 direktoriai būtent savo linijoje. Ir gavus šitą statusą turi galimybę sudalyvauti auksiniuose seminaruose. Tai ypatinga privilegija. Tai aš dalyvavau ir noriu pasidžiaugti ir pasidalinti, koks tai yra stiprus, galingas renginys. Kokie mokymai, kokia aplinka, kokie ten žmonės susirenka, norintis labai daug išgyvenimo ir su didelė patirtim. Ir tai būna savaitės mokymai. Ir ne bet kur, bet ypatingoje aplinkoje nuostabioje. Mes buvom Ispanijoje, mergaitės buvo Turkijoje kažkas. Ir tai yra be galo stiprus ir nuostabus mokymai. Dėl šio būtent renginio ir verta pasistengti tapti auksiniu direktoriu. Netgi dėl to. Taip. Ir noriu pasveikinti Jurgitą Seniūnienę, tapus auksinė direktorė ir uždarius auksinio direktorės statusą. Tai Jurgita, be galo džiaugiuosi už tave ir pristatau kaip be galo ambicingą, atkaklę, be galo mylinčią žmonės, visą širdimi atsiveriančią ir atiduodanti visą save. Ypatingai Jurgita yra ambicinga, ryžtinga ir iš tikrųjų labai nuoširdžiai dalinasi. Ir tikrai pas ją yra daug veiklos, didelis užimtumas, bet jinai spėja visur ir prie savo veiklos kiekvieną žmogų pagloboja ir kiekvienas išeina būtent su priedu sveikatos buteliuku. O apie save, ką jinai dirba, kur save dalina, pasidalins pati. Sveikinu tave, Jurgita, ir kviečiu tave prisistatyti. Ačiū. Dabar kaip man čia? Oi, puikiai mataisi ir girdisi. Ar mane mato? Taip? Mane mato, taip? Taip. Nu ką, sveiki visi. Esu Jurgita, 42 metų, turiu 2 vaikus ir vienu žodžiu dirbu kirpėja.
o į koralą atėjau dėl sveikatos, nestovimas darbas ir tiesiog, ir kojas skaudėjo. Ir čia prieš kokius 4 mėnesius Renata Šverebinė paskambino ir pasakė, kad yra tokie produktai, gal norėtum pabandyti. Pabandžiau. Paskui gal tiesiog po kelių dienų jinai man dar kartą paskambino ir papasakojo, kad galima tiesiog, čia toks kaip ir verslas yra, papildomi pinigai yra ir galima produktų tiesiog vartoti už dyką, už tuos visus surinktus balus taškus. O aš kaip dirbu, kaip kerpu, tiesiog pasidedu korteles, nuotraukas turiu darbo metu, dalinuosi su žmonėm, kas man pagerėjo dėl sveikatos, kas kitiem pagerėjo mano kompanijoje, ten dėl mamos sveikatos, dėl tėčio. Tiesiog visiems papasakoju ir jie klausia, o jeigu man pritrūksta žinių visko, skambinu arba Evaldui, arba Renatai, kas gali, tas prisijungia ir man padeda, pakonsultuoja. Čia šiandien netgi buvo ir taip greitai reikėjo Evaldui pasakau minutę. Suteikė, tiesiog išėjo su krepšeliu. O kokie toliau mano planai? Norėčiau uždirbti, svajoju 5000 ir norėčiau automobilio labai. Jurgita, dar keli žodžius apie renginį. Pasakyk, tu buvai kaip tik Turkijoje dabar. Tam auksiniams. Taip. Labai ten tai iš vis pasikrovus grįžau ir taip noriu, kad tos svajonės ten, taip žmonės atrodo, neįtikėtinai, kad taip gali ir greit padaryti ir, vienu žodžiu, ten kažkas reikia nuvažiuoti ir sudalyvauti. Padaryti auksiniams auksinę ir važiuoti tiesiog. Ir tada žinos, kas ten vyksta. Super, sveikinimai tau, Jurgita, sveikinimai. Tai sveikinimai dar kartelį, Jurgita. Šaunuolė! Fainas emocijas ir dar geresnės, kaip sako, tavo norus, kuriais tu pasidalinai. Tai ačiū tau labai. Na ką, ir keliaujam toliau. Dar vienas stiprus statusas, visai kito lygio statusas, tai yra meistras. Meistras tai yra jau žmogus, kuris turi jau stiprią patirtį, jis jau profesionalas. Jis jau turi pilną savo stiprią struktūrą, kurie yra daugiau negu 16 direktorių. Tai faktiškai, kaip sakau, organizacija organizacijai, kur turi daug mažų dukterinių įmonių, 16 direktorinių įmonių, kuri jau daro gerą apyvartą. 12,500 subalansuotų balų, tai čia plius minus turbūt apie, Renata gal mane dar patikslins, apie 20 000 turbūt apyvartą. Kart 1,8 daugint kažkur tai. Tai 20-25 tūkstančiai grupinė apyvarta, visos struktūros. Tai yra jau atskiros pirmos linijos 4 direktorinės šakos, kurios, kaip sakau, stiprios 4 kojos, čia kaip ant tos kėdės, atsisėdai stabiliai ir sėdi. Jeigu viena netyčia ir palūš ar pasidarys truputėlį tokia kreivoka, tai kėdė dar labai labai stabiliai stovės. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano struktūroje, jau galiu taip drąsiai sakyti, yra atidarytas meistras. Tai yra nuostabi žavi moteris, kurią aš pažįstu, pradėjau skaičiuoti jau turbūt beveik 20, greitai bus 20 metų. Tai iš tikrųjų labai charizmatiška moteris. Tai yra mūsų turbūt komandos drive'as, nes kur ji yra, mes visą laiką turim garantuotai gerą nuotaiką. Tai yra super kipsas. Nes aš visada žinau, kad bus labai geri reportažai ir labai geros nuotraukos, nes jinai visada žino, kokį kampą paimti. Tai yra iš tikrųjų moteris, kuri turi labai didelę širdį ir jinai, netgi sakyčiau taip, visą apglėbinti. Jinai pritraukia, jinai dirba su lengvumu ir jai tas gaunasi paprastai. Ir jeigu jinai kartais susiparina ir sako, va dabar pradėsiu dirbti, tai žinokit, mes visos jiems sakom, stop. Nepradėk nieko daryti taip, kitaip,
tu ir toliau eik su lengvumu. Todėl, kad tos vidinės savybės, manau, ir yra tas stipriausias dalykas, kuris traukia žmonės eiti paskui ją ir eiti kartu su ją. Ir aš labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi ir noriu Jums pristatyti šiandien Žibutę Šarkiūnienę, kad jinai pasidalintų su mumis, kaip jai tai pavyko ir kad kokius turi planus, kiek šitai žavingai damai metų ir kas tos tavo 4 šakos ir 16 dukterinių įmonių. Tu žinai, Žibutė. Asta, tu mane tiek daug prigyrei ir aš pagalvojau, Sonata, tu čia? Sonata, Taip, čia. aš tave per mažai pagyriau. Aš kitą kartą pasitaisysiu, nes aš daug daugiau žinau gerų dalykų apie tave. Tai nieko Pasitaisysiu. kartą bus įdomiau. Jo. Tai žinot, kompanijai vienas dalykas, ką išmokau, tai mokinuosi, neišmokau, mokinuosi girti žmonės, bet girti, nu, ne taip, kad va, kokia tu faina, gerai ir taip toliau, bet iš tikrųjų ieškoti giluminių dalykų. Tai pirmą į koralą atėjau todėl, kad mane pakvietė Asta, kuri numatė mane. Yra labai smagu, kai tave kažkas tai numato ir o dar smagiau, jeigu tavo noras, vidinis noras labai sutampa su to žmogaus numatymu. Tuomet yra ta sinergija ir tuomet yra tas drivas. Ir žinot, kodėl pavyko? Todėl, kad pirmą iš karto buvo labai daug stiprių pokalbių su mentoriais. Labai stiprių. Ir todėl, kad jie turėjo tiesiog nuo galvos nuimti tą stresą ir tas nuostatas, tas senus stereotipus ir senas nuostatas nuo mūsų nuimti galvos, tiesiog nuimti tą šydą, kuris yra. Todėl, kad tai yra pasaulinė kompanija su 128 filialais ir suprantat, kai esi pripratęs dirbti kabinete ir esi pripratęs dirbti tik tai Lietuvoje, tavo smegenis negali apriepti to masto, kad tu gali dirbti visame pasaulyje. Todėl bendravimas su mentoriais ir kiekvieną kartą ir vis su kitu, tai yra labai labai svarbus dalykas. Tiesiog smegenų transformacija. Antras momentas, kai mes susitikom su Anatolijum, jeigu aš neklystu, jisai mums visoms lietuvaitėms davė iššūkį. 10 žmonių, jūs pakvieskite 10 žmonių į koralą, kad jie pradėtų sveikatinimo programas. Įsivaizduokite 10 žmonių per kiekvieną mėnesį per metus. Ir jūs pamatysite, kas bus. Ir jūs padarykite vieną žmogų direktoriumi per metus. Tai per mėnesį yra 12 mėnesių. Dabar jau pas mus struktūroje turbūt 18 direktorių yra. Tai reiškia, mes jau lenkėme šitos skaičius. Mes padarėme tai, ką pasakė mums mentorius. Įsivaizduojat? Mes jau pralenkėm šitos skaičius. Tai jeigu mes tokiu ritmu ir toliau darysime, tai kas bus po metų, jūs patys pagalvokite. Jeigu ir toliau mes darome tuos pačius elementarius dalykus 10 žmonių į mėnesį, o mes dar sugebame, jau išmokome statyti ir šeimos struktūras, tai įsivaizduojat, 10 savo, 10 vyrui. Vyrui pensiją tai išrašysiu. Kiekvieną mėnesį po biškį duosiu. Tai suprantat? Tai reiškia, Renata juokiasi, tai reiškia 15-20 išmokti šitą skaičių padaryti, tai įsivaizduokit, kas bus po metų. Ir kiekvieną kartą vis išmokti, pakviesti naują žmogų, padaryti jį direktorium. Savo struktūrai, jau savo asmeniniai struktūrai. Tai kitais metais tikrai jau skaičiai bus kitokie. Ką kitais? Aš labai tikiu, kad jau labai bus dideli skaičiai jau iki vasaros. Tai va čia yra tas varaktis. Plus mokykla, kur nuneša stogą, nes kiekvieną kartą sudalyvavus, ar tai direktorių mokykloje, kai yra 100, ar tai mokykloje, kur 750, ar tai mokymuose trubinai, kiekvieną kartą nurauna stogą nuo žinių, bet nuo tokių tikslinių žinių. Ir tu supranti, kad tavo yra labai labai stipri transformacija. Tu gali labai stipriai save transformuoti per labai trumpą laiką ir tikrai nereikia 3 metų tau sėdėti čia, kad tau pakeisti matymą, viziją, save ir pasididinti savo pajamas. Nereikia.
nes tai jau viskas yra sudėta, tik tai vat, daryti paprastus dalykus, 10 žmonių per mėnesį, vienas direktorius per mėnesį ir pasižiūrėti, kas iš to bus. Sprendimo prieimimai, aišku, labai didelė sėkmė ta, kad komanda priima sprendimus labai greitai. Tai reiškia, mes nuvažiavome į Rygą, ten Asta pasakė, važiuojam į Krokuvą, aš Jurgita ir kas čia dar su mumis buvo. Mes atsistojame ir kadangi Asta pasakė, mes nusipirkome bilietus į Krokuvą. Mes nesvarstėme, bus, nebus, matysim. Jau buvo pirmas žingsnis padarytas, kad mes į Rygą nuvažiavom. Ten buvo šalta, išlipom iš mašinos ir stovėjom su Jurgita ir sakom, ką mes čia darom? Kokio velnio mes čia atsibeldėm. Bet mes padarėm šitos žingsnius per daug, nesigilindamos iš tikrųjų. Nesigilindamos nusipirkom mes bilietą į Krokuvą, nesigilindamos per daug mes nusipirkom bilietą į Ispaniją. Nesigilinam, todėl kad šitie veiksmai reikalingi ir visą laiką yra šalia. Vienas dalykas, žinokit, yra labai gėda, kai tokio aukšto mentoriai tave veda ir kur nors nebūti. Man asmeniškai yra labai gėda. Todėl, kad neraudonuoti, todėl aš visur ir važiuoju, žinokite. Tai va, tai jeigu taip greitai, tai ką mes jau per šitos metus padarėm? Mes buvome Rygoje navigatoriui. Toliau mes su Renata prieš akį nuskridom ir Jūrmalą Baltijos banga, kur Renata sakė, pizdėts, dabar čia jau jums bus. Nuo pirmadienį jums bus šakės, darysim taip. Mes gerai, daryk ką nors, mes iš paskos, suprantat. Mes taip ir darėm, Renata sakė, bus jums, gerai sakėm. Svarbiausia gera nuotaika, o nuotaika buvo. Tada į Krakovui buvo priimtas sprendimas apskritai man išeiti iš tinklinės rinkodaros ir daryti karjerą, nes iki Krakovo dar bet aš viduje visą laiką žinojau, kad čia karjerą padarysiu. Visada. Tik tiek, kad dar buvo labai sunkus tokie sprendimo būdai. Tai ten aš priėmiau sprendimo būdą, kad tikrai išeis, tikrai visoms išeis, todėl kad, tiesiog, ore tvyrojo ta sėkmė. Ir toliau ką, į Vilniuje fainai, suprantat, mūsų Lietuva visur fainai pasirodė. Visur fainai pasirodė. Mes po savęs palikome gerą kvapą. Ar ne faina? Ir toliau mes taip tęsim, žinokite. Mes ne tik, kad gerą kvapą paliksim, apskritai jau Lietuva jau yra girdima, kas yra man labai faina. Mes visos gražios, visos draivinės ir mes esam visos sėkmingos. Vilniuje vien kaip pasirodėm, tai su vėjeliu tiesiog, su vėjeliu. Ir dabar šitą buvome Rygoje, irgi su vėjeliu pasirodėm. Ir Ispanijoje fainai praleidom laiką ir skiriame savo atostogom. Žinokit, nieko naujo aš jums nepasakiau, merginos, 10 žmonių į mėnesį, vienas direktorius per mėnesį. Nieko naujo nepasakiau. Žibute, minutę laiko, kokie tavo planai? Merginos, reikia patvirtinti meistrą šį mėnesį, dirbti tokiu pačiu tempu, tokiu pačiu visiems tempu. Žibute, atidaryk ką nors. Nepatvirtink, o ką nors kitą naujo atidaryk. Atidaryti ką? Blemba, žinokit, kvepia M20. Kvepia. Nejaučiat? Niekas nesupranta, kas tai, žinok, bet vis tiek smagu. Bet mes dar sužinosim. Taip, bet smagiausia, Žibutė, kad apie sekantį statusą dabar, kai tu pasakosi, čia tas ir bus tęsinys. Manau, pats laikas. Aš per daug prašnekėjau, ne? Viskas gerai, dabar kaip tik labai gražiai apie sidabrinį meistrą, manau, tu labai puikiai galėsi toliau pratesti, į ką tu taip ateini ir kas tai yra. Žibutė, mikrofoną išjungiai. Žinot, aš žaviuosi vienu dalyku, nežinau, ar sugebėsiu pertikti, kad mes visi esame vienas kito tiksluose. Mes visi esame vienas kito tiksluose, mes visi esame komanda, mes visi esame kaip tie maži oabai, kurie vienas kitą pastiprina. Ir nesame konkurentai, kas man labai patinka. Ir sidabrinis meistras tai yra atidarytas, dabar norėsiu pristatyti atidarytas sidabrinį meistrą, tai yra meistras, kuris užaugina meistrą savo struktūroje.
meistras užauginęs meistrą savo struktūroje. Tai vat, kai pradėjo dirbti, tai Olena apskritai su Renatos linija, tai aš nežinau, kiek čia laiko praėjo, 1,5 metų kokio, ne? Reikėjo 1,5 metų, kad organizacija, tokio dydžio organizacija užaugtų. Merginos tik 1,5 metų reikėjo, kad organizacija užaugtų. Kai aš pusseserė save paklausiau, ką tu padarėjai Monat per 3 metus, tai jis sako, 3 metus bandžiau kurti struktūrąją. Aš tik patylėjau. 1,5 metų tik reikėjo. O yra procesas, kai šitą procesą mokė, aš manau, kad Olena šitą procesą išmoko, tai antrą kartą galėsime pakartoti daug greičiau. Tai pirma, tai yra 4 direktorių šakos, 24 ir daugiau direktorių turi būti. Ir apyvarta yra 18,5 tūkstančių subalansuotų balų organizacijoje. Tai yra sidabrinio meistro kvalifikacijai turi būti. Taip, ką toliau? Kokia skaidrė? Žibutė, aš įdėjau nuotrauką šitą specialiai, kad užsiminti apie tai, jog meistrai turi meistrų atostogas. Ir čia Kinija dar bus kažkam, nu ne mum, bet sekančiais metais, taip sakant, Olena, mes tikrai išleisim jūs sekančiais metais į meistrų atostogas. Ir taip, ir yra meistrų atostogas, kaip aš sakau, nu jinai mažai atostogauja, tai jai dar meistrų atostogas, ne? Gerai, tiek to išleisime jai atostogų. Liau reikės ją išrašyti. Gerai. Ir ką, noriu aš pristatyti Oleną Šnipas. Pirma, suprantat, ką aš apie Oleną galiu pasakyti? Aš ją pažįstu metai ir 3 mėnesiai. Aš nei karto smegenyse nesugebėjau jai paprieštarauti. Aš būčiau jai idealus vyras. Aš nie karto, aš neįsivaizduoju, kaip tai vyksta ir kaip jinai tai sugeba, kad aš nesugebu jai, aš sugebėčiau Renatai paprieštarauti. Galbūt Astai, bet Asta labai, labai taktiškai tyli visą laiką. Galbūt dar kažkam tai, bet jai ne. Jinai visą laiką sugeba išbūti labai taktiška. Jinai sugeba, aš nežinau, kiek jai kainuoja balansuoti tarp viso šito, todėl kad pas ją yra tikrai struktūroje daugiau nei 24 direktoriai. Tai yra organizacija, iš tikrųjų, tai yra žmogus, kuris turi, jeigu aš neklystu, 28 pasaulio šalyse jinai turi savo klientų. Ir žinau, kad pas ją yra Izraelyje, žinau, kad yra šitam Amerikoje, ne? Amerikoje, mūsų, Bret. Amerikoje yra, su kuria mes matėmės. Žibutė, neišduok visų paslapčių. Neišduok visų paslapčių. Olena neturės ką papasakoti. Ai, nu Tadam, gerai, tadam. gerai, bet jau pasakiau apie žmogų, kad labai paprasta bendrauti. Tai va, noriu pristatyti Oleną Šnipas. Ачка labai, Жибутя. Как это, Аста, зря ты остановила. Это очень приятно всегда, когда делают промоушен, и когда ты понимаешь, что это про меня, вот до сих пор какое-то такое внутреннее мурашки. Олена, ты поняла, что я была бы тебе хорошим мужем? Тейп. Тейп. Ты знаешь, касательно тебя хочу добавить, что вот реально пахнет вообще даже не М20. Вот мне пахнет вообще платиной, и причем в этом году. Поэтому тебя так, если пахнет, то это буквально вот в ближайшую на недельку, на 2, на месяц. Алена, ты все порешаешь, ты все порешаешь. Да. Всем добрый вечер, девчонки. Я просто наслаждаюсь всем тем, что происходит. Я очень рада, что команда настолько взрослая стала, что она взяла на себя ответственность и проводит собственные вечера признания. Это всегда про рост. Вы поймете, когда начнете делать что-то тоже самостоятельно. Вот, например, сегодня общались с девушкой с Израиля, она говорит, ну нету материалов на иврите. Я говорю, отлично, у тебя есть повод проявиться и их сделать самой. Это про то, что ведет к росту, это про то, что ведет к цели. Если чего-то нету, я это делаю. И очень классно разложили сегодня вообще ступеньки маркетинг-плана, да, и у нас сегодня такой вот разброс от новых директоров. Я хотела вот тоже специально, у нас у всех же есть такие, да, блокнотики.
Буквально на самых первых страничках есть маркетинг-план, и где директор– это первая квалификация. Дальше у нас есть серебряные директора, которые сегодня награждались, золотые директора. В этот месяц мы изумрудов и бриллиантов пока настаиваем эти квалификации следующие. И вот то, о чем Жибути сейчас говорила, да, это мастер, это 6-я квалификация, уже ступенечка, а всего их 11. Вот то, о чем я сейчас, про что я сейчас, да, это уже про 7-ю ступеньку, и до 11 осталось 1, 2, 3, 4. То есть уже пройдена большая часть пути. Если раньше я не видела этих 4 ступенек, вот я реально их не видела до ЗДЗ, которое вот было неделю назад, я их просто не видела, то сейчас это вот этот путь, он настолько просто сейчас уже ярко подсвеченный. Картинки, которые сейчас идут в голову, они вообще уже не про меня, они про вас, про каждую из вас, про каждого из вас. Потому что если вот эти квалификации, да, они могут выстраиваться просто на потребителях и на личном энтузиазме, то вот это вот уже не выстраивается без партнеров, без ключевых людей. Все ли будут этими ключевыми людьми, партнерами? Нет. Ну, потому что везде будет этап такой вот отбора. Даже сюда, на вечер признания, попали не все, даже кто сделал какие-то условия. Поэтому для меня ваша команда, да, это те люди, которые раз блокировали. Знаете, в игре есть разные уровни. И вот в наших личных кабинетах тоже есть разные уровни, которые с каждой квалификацией открываются. Там у кого-то уже есть уровень там 3, да, групповой объем появился, у кого-то уже сетевой со звездочкой появился. Вот. А у меня здесь был 1 уровень мастерские ветки, там, где уже долгое время был 0. Вот. И ваша ветка в лице Жибути разблокировала, и сейчас тут 1. Сейчас я не знаю, будет ли видно, не видно, но тут 1. Это уже не 0. И там, где 1, а вот что делала я раньше? Я просто себе визуализировала, и я перед ноликами рисовала какую-то цифру, сколько там должно быть мастеров. А сейчас я уже буду их сюда приписывать после 1. То есть вот у меня так визуализация работает. Вот. И я просто, в восторге от того, что все вы делаете. И не 1 раз я уже говорила, что вы лучше меня. И это не какое-то там заигрывание, это никакая не лесть. У меня даже факты есть. Вот, например, я сделала свой ранг, вот тот, о котором Жибути, да, говорила, за 1,5 года. Жибути сейчас это делала за год. То есть она уже сократила путь в треть. А сможет ли, например, Жанетта или Соната сократить этот путь еще меньше? 100%. Сомневаюсь ли я в этом? Нет, ни капельки. Просто это вопрос количества действий в единицу времени, и все. И чтобы мы изначально правильно формировали первую линию. Потому что в квалификацию Жибути закладывается, если я не ошибаюсь, у тебя в этом месяце, по-моему, 5, да, веток директорских. То есть даже с запасом, чем нужно. Вот когда мы просто искренне делимся информацией, вот Жибути говорит, там, надо планировать там то-то. Да не надо планировать, ты же не планировала то, что сейчас происходит в Жибути, тебе вообще ничего планировать не надо. Тебе просто надо продолжать вот в том же состоянии искренне давать эту миру пользу. То, что ты и так прекрасно делаешь. Вот. Потому для кого-то будет статистика важна, с кем-то мы будем ее отрабатывать. Для кого-то это вообще не нужно, и этот человек работает на других совершенно энергиях. То есть все мы разные, но в нашей команде для всех есть место, и есть место для любой скорости. Я вас очень прошу, не сравнивайте себя ни с кем, не сравнивайте свои точки, там, наши с их, вот это вот не нужно. Мы все очень уникальные, мы все самодостаточные, у нас у всех есть все для того, чтобы получилось. Я хочу вот закончить, да, эту речь, чтобы мы просто побольше мечтали.
попробуйте увидеть дальше, намного дальше, чем вот сейчас как бы вот по факту есть. Загляните аж туда, вот за тот горизонт, где уже есть та жизнь, о которой вы мечтаете, и где есть та жизнь, в которой живут уже те люди, которые этим бизнесом занимаются какое-то время, да, и находятся рядышком с вами. Вот. А мы, наша вся наставническая вертикаль будет всегда вам в помощь. В любое время суток, неважно, где партнеры будут появляться, на каких континентах. Мы сделаем все для того, чтобы получилось у вас. Спасибо, Алена. Поздравляем еще раз тебя из Žibutė с такими Спасибо, rankami. дорогие. Tai ačiū labai Alenai už pasidalinimą iš tikrųjų ir už savo platų matymą ir už tą auksinę frazę «Все порешаем». Это наша волшебница, а мы учимся. Gerai, keliaujam toliau. 4 galimybės klubo nariui. Kiekvienam klubo nariui ir tik tai nuo kiekvieno klubo nario priklauso, kokiomis galimybėmis pasinaudos. 1, 2, 3 ar 4. Ar visomis iš karto. Nes kiekvienas tai gali pasinaudoti, ar ne? Pirmoji galimybė – sveikatos koncepcija savo ir savo šeimai. Tai yra rūpinosi savo gerą savijautą, ne tik šiandien, bet dar svarbu, kad ir aš, ir mano šeimos nariai dar ir į priekį 10-20 metų būtų sveiki, energingi ir metai būtų tik pase, bet ne širdie ir kūnas apie metus net neprimintų. Tai sveikatos koncepcija to pagrindu ir yra. Antras punktas – nemokamas produktas, ką apie šiandien jūs jau ir girdėjote, kad gaunate procentus, tai gali būti ir 5 procentai, ir 10 procentų, ir net 25 procentai per mėnesį, tai yra 125 eurai nuo direktoriaus statuso, o gal net ir 300 eurų. Tai nemokamas produktas, dalinatės, gaunat grąžą ir pasinaudojat kompanijos galimybę, nes kompanija sumoka už jūsų produktus, vien tik todėl, kad jūs dalinatės. Trečia pozicija papildomos pajamos, tai vis tik tai jau yra nuo direktoriaus statuso. Tai jau apčiuopiama pinigų suma, kuri, kaip ir minėjau, gali būti 125 eurai, 300 eurų. Ir tai yra papildomos pajamos, gali būti prie jūsų užimtumo, neatsitraukiant netgi nuo darbo pagrindinės vietos. Jeigu tik noras bus, sakykit savo mentoriui, kaip tai galima padaryti ir jums tikrai padės. 4. Verslas su rakteliu. Ar žinot, kad kai užsiregistravot, tą pačią akimirką jūs gavote dovanų raktą į verslą su 128 internetinėmis parduotuvėmis pasaulyje. Ir tik jūsų pasirinkimas, jūsų veiksmų skaičius arba jūsų drąsa, kiek jūs to pasinaudosit. Nes čia gali gauti grąžos kiekvienas. Svarbu nebijoti ir žengti pirmin. Renata, toliau. Be abejonės, kas kitas, jeigu ne renginiai, mūsų augina, deda sparnus, didina pasitikėjimą savim ir net stuburas išsitiesia. Vienas iš renginių, vienas pirmųjų klubo 100. Jeigu jūsų pirmi žingsniai kompanijoje, tai labai kviečiu prisijungti į pirmąjį renginį klubo 100 ir pažiūrėti, kokie ten žmonės, kokiu pasiekia savo rezultatų, sveikatos rezultatų. Ir tada atsiras tikėjimas ir pasitikėjimas produktu ir dar tikėjimas sau, kad verta žengti tuo keliu ir gerinti tiek savo šeimos savijautą. Direktorių mokykla. Čia jau pirmas laiptelis, pirmas rangas, kurį verta padaryti tam, kad patekti į renginius, į tokį renginį kaip direktorių mokykla, kuri vyksta paskutinį mėnesį šeštadienį, kiekvieną mėnesį. Ir tai yra nuo direktoriaus statuso. Tai yra einamąjį mėnesį arba praeitą mėnesį įvykdžius direktoriaus kvalifikaciją, jūs gaunate galimybę sudalyvauti šitam išskirtinėme renginyje ir gauti mokymus iš, sakyčiau taip, aktyvių trenerių, kurie iš tikrųjų patys yra veikloje, patys dirba, patys uždirba ir dalinasi savo patirtimi. Juk nėra nieko geresnio, kai turime žaidžiantį trenerį, ar ne, kuris tuo dalinasi. Toliau laukia iš tikrųjų realiai fantastinis renginys. Data bus patikslinta kovą, balandį ar gegužį.
mes turėsime autobonuso įteikimą. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulis laimėjimas ir mums, ir Lietuvai, ir didžiulis pasidžiaugimas Aliona, kuri iš tikrųjų vairuos labai greitai šviežutėlį, šviežiai išvažiuojantį automobilį iš autosalono. Ir į šitą šventę mes galim dalyvauti kiekvienas. Tai yra vienas iš kompanijos bonusų, kur tikrai labai verta pasinaudoti, nes jų yra 27 000 eurų bonusas, kurį galima panaudoti arba kaip automobilio pasirinkimas, arba nekilnojamas turtas, arba mokslai vaikams užsienyje. Kodėl nepasiraitoti rankovių ir nepadirbėti tą linkme ir pasimti tokį bonusą, o ar tai vyksta iš tikrųjų? Skeptikams siūlau atvažiuoti, kai bus tiksli data, ir pasižiūrėti, ar tikrai ten duoda automobilius. Iš tikrųjų, renginiai, kaip jūs ir girdėjot, kaip ir dalinosi merginos, jie augina, jie atidaro, praplečia matymą, praplečia viziją va nuo šito vaizdo į va tokį va. Ir mūsų pirmasis renginys, su kuriuo mes važiavom, pradėsiu dabar nuo galo, nuo 5. renginio, buvo lygiai prieš metus vasario mėnesį Verslo navigatorius Rygoje, kur buvo pirmas renginys, į kurį mes atvažiavom aš, Žibutė, Renata jau buvo anksčiau, Jurgita, kur mes atvažiavom pažiūrėti, kokie žmonės, kokia aplinka, kokie mokymai. Ir žinot, ten abejojų nekilo. Jeigu 1 valandą dar abejoji, tai į pirmos dienos pabaigą jau supranti, kad tai yra ta aplinka, kurioje norisi būti. Kad žmonės ten šypsosi ne dėl to, kad nori kažkam įtikti, bet todėl, kad jie tokie yra. Tai girdi istorijas nuo scenos, kurios iš tikrųjų priverčia ne vieną susigraudinti ir nubraukti ašarą, kur supranti, kad būdamas visiškai sveikas, turėdamas tik tai 1 arba 2 vaikus, tu nieko nedarai. Ir kai tu matai, kai scenoje žmogus sėdintis invalido vežimėlėje, arba mama turėdama 8 vaikus padaro tokius realiai nerealius dalykus, supranti, kad vadinasi, aš visą laiką tik tinginiavau. Tai va čia atsiranda labai geras stimulas ir motyvacija eiti ir daryti, nes jeigu jiems pavyko, tai pavyks ir man, ir kiekvienam. Todėl Verslo navigatorius, aš iš tikrųjų tikrai džiaugiuosi, aš manau ir mes visos labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kai tai pirmas Verslo navigatorius, ir nepasikuklinsiu. Merginos man irgi pritars. Dėl mūsų visos linijos, pradant nuo Alionos, visos mūsų struktūros rezultatai privertė kompaniją atsisukti labai stipriai į mus ir pirmąjį Verslo navigatorių daryti Kaune, Lietuvoje, galbūt ir Vilniuje bus, nežinau, vieta bus ten tiksliau aiški, bet tai tikrai bus Lietuva. Ir tai yra labai smagu, ir čia galimybę gali taip pat, laiko turim dar labai nemažai, kad tikrai kiekvieną šiandien čia dalyvaujantį gali Verslo navigatorė sudalyvauti. Tai jeigu bus noras daugiau apie sužinoti, sako mentoriai, o kas tai yra ir kaip į jį pakliūti. Ir jums planas bus sudėliotas. Taip atsitiko prieš metus Rygoje Verslo navigatorėje, kada mes supratom, kad reikia važiuoti į Euroforumą, kuris vyko Krokuvoje. Šiemet Euroforumos Bulgarijoje. Šiemet mes visos, kurios yra čia, beveik visos, turbūt aš nežinau, visos važiuoja, o kas dar nevažiuoja, tai rašykit, mums paaiškinsim, kaip bilietus nusipirkti, nes tai vyks gegužės pradžioje ir, žinot, forumas tai forumas, bet kokios mes fainos. Ir žinokit, visą tai matosi tik kelionėse. Aišku, galit kažkas galvoti, o pagirūnė, dabar čia tik gyrėsi, bet neleis sumeluoti visos, kas yra čia, todėl kad aš manau, kad mūsų komandos jėga yra bendrystė, gebėjimas palaikyti vieną kitą, gebėjimas rimtus dalykus daryti lengvai ir su humoru, ir su juoko iki apsisiojimo, kaip sakoma. Ir kas smagiausia, kad tuose draiviniuose dalykuose mes pasiekėm pačius geriausius rezultatus. Ir tai yra faktai, kurie nemeluoja. Tad Euroforumos Bulgarija gegužės pradžioje kviečiu, kas nebuvote Bulgarijoje, mes būtinai pridėsim porą dienų, kad taip pat pamatytume truputėlį, kiek tai yra įmanoma nuostabios šalies, bet ir sudalyvautume. Tai yra renginys, kur iš Europos važiuoja labai daug žmonių, 2-3 tūkstančiai kompanijos, kaip sakau, jėga. Tokių renginių vyksta gerokai daugiau, bet būtent artimiausias mums yra Bulgarija. Tai kas varstot, kas abejojat, o gal kažkam smalsu pažiūrėti, kokia kompanijos galybė ir stiprybė,
Tai yra pirmas renginys, į kurį jūs turite nuvažiuoti, Euroformas. Beje, čia jokių sąlygų nėra, jums užtenka būti tik registruotam vartotojui sistemoje. Be abejo su produktu, nes registruotis tiesiog be produktų, tai čia laiko gaišimas. Tai kaip sakoma, bent jau vandenuką gerti, ar ne, ir papildomai minimalią programą, kaip sakau, bet kadangi, aš suprantu, čia moteris mylinčios save, tai apie minimumą nėra ko šnekėti. Tai va, tai gal šita nata ir kvietimu iki sekančių renginių. Labai noriu pasidžiaugti ir ačiū, kas iškentėt iki mūsų pabaigos. Ačiū labai, kas išlaukėt, plus papildomas 15 minučių, nes matėt, emocijos liejusi per kraštus, bandžiau reguliuoti, bet ten sunkiai gaunasi. Matot, kai moteris kalba iš širdies, taip jau ir yra. Tai džiaugiuosi, kad buvote šiandien. Po mėnesio laiko mes vėlgi susitiksime čia, panašių laikų. Datą sekite, nes bus nauji pasiekimai, nauji pasidžiaugimai, kuo mes galime vėl pasidžiaugti kartu su jumis. Ir iki